Tai sveiki, šiandien turėsim treniruotę kieme. Treniruotę, aišku, pradėsim nuo apšilimo. Tai pradžiai tiesiog pasukam galvą po kelis kartus į vieną pusę ir į kitą pusę. Tada prasukam rankas, pečius į pirmyn po 5 kartus ir atgal. Tada pratempiam šonus po kelis kartus irgi į vieną pusę ir į kitą. Pratempiam normaliai, netingim. Tada dar prasukam šiek tiek, pasilankstom per liemenį prie kojų. Viena ranka prie kojos, kita į viršų. Dabar prasukam dubenį. Taip, ir prasukam klubus. Kiekvieną koją po 5 kartus į vieną pusę, išorę ir į vidinę pusę. Taip, toliau darom pasistiebimus aukštyn ir nusileidimą ant kulnų su mostais. Tai pakylam, nusileidžiam. Neskubam labai taip jau. Ir toliau apšylam dar kojas, tai darom įtupstą, pritupimą ir įtupstą su kita koja. Tai pradėsim treniruotę nuo pritupimų su štanga. Tai koja šiek tiek plačiau nei pečių ploti. Pirštai ir keliai turi žiūrėti vieną pusę. Ir iš lėto tupiam. Svarbu, aišku, išlaikyti nugarą tiesią. Ir darom 3 serijas po 10-12 kartų. Taip, sekantis pratimas bus prisitraukimai. Galima daryti ir su gumom, kaip šiuo atveju, kad būtų šiek tiek lengviau. Ir galim pradėti. Taip, tai svarbu irgi pristraukti bent jau iki smakro, ar galite ir daugiau. Rankos šiek tiek plačiau nei pečiai. Ir svarbu prisitraukti stabiliai, ne su mostais. Ir kontroliuoti nusileidimą. Darom irgi pagal savo pajėgumus, galima 3 kartus po 10. Tai toliau atliksime vadinamą mirties trauką. Tai tiesiajam nugaros raumeniui lavinti. Tai pasilenkiam. Rankos visiškai tiesios, pečių arba šiek tiek plačiau plotyje. Ir keliant štangą pirmiausia tiesiamės per kelio sąnarį, dubenį ir tik tada baigiam judesį su nugara. Taip, ir darom irgi 3 serijas po 10 kartų. Tai toliau atliksime pratimą krūtiniai, tai atsispaudimus. Rankos šiek tiek plačiau nei pečiai. Ir maždaug virš pečių šiek tiek. Remiamės pilnais delnais į žemę. Ir atsispaudžiame. Taip, ir svarbu išlaikyti korpusą tiesų, įtraukti pilvo raumenis. Taip, ir rankos turi būti maždaug 45 laipsnių kampu su nugara. Ir darome po 10-15 atsispaudimų, 3 serijas pagal pajėgumą. Tai toliau atliksim pratimą pečiam ir realiai visam kūnui kartu, nes reikia stabilizuoti visą kūną, išlaikyti stabiliai judant virves. Tai taip, kojos yra pečių plotyje maždaug. Suimam virves į skirtingas rankas, delnais į vidų, einam į pritupimo padėtį ir pradedam bangavimo judesį.
Stengiamės judinti tik iš pečių ir išlaikyti kūną tiesų. Darome maždaug 20 sekundžių su pertraukomis. Ir paskutinis pratimas tai bus pilvo presai. Šiek tiek sudėtingesnis, bet labai geras. Tai turėsime pasikabinti ant skersinio. Irgi rankos plačiau negu pečiai gali būti, kaip jums patogu. Ir kelsim kojas tiek aukštai, kiek galim, kad išlaikytumėm stabilią nugarą. Galima daryti ir tiesiom kojom, jeigu išlaikot tiesiai nugarą. Svarbu nesisupti į priekį ir atgal, kad nebūtų siūbavimo judesio, o dirbtų tik tai pilvo raumenys. Ir darom irgi po kokias 10 kartų 3 serijas. Taip, ir toliau turim dar vieną nemažiau svarbią treniruotės dalį, tai atvėsimas. Tai pradėsim nuo vadinamos kūdikio pozos nusiraminimo, tai einame ant kelių. Ir rankas tiesiam į priekį tempiamės, o sėdmenį stumiam atgal link kulnų. Taip, tada sukame, tiksliau, kišame po savim vieną petį, į priešingą pusę dedam link ant grindų. Ir kitą pusę. Ir dar po vieną kartą galim padaryti. Taip, tada grįžtam vėl ant kelių tiesiai ir dedam vieną koją į priekį 90 laipsnių kampu, kuo toliau nuo savęs. Ir pasvyram į priekį. Taip, kad prasitemptų kojas. Taip, ir tada grįžtam šiek tiek atgal. Taip, priešingą ranką dedame ant kelio, o su kita atsidarom. Pratempiam krūtinę. Ir kelis negriūna į vidų. Laikome stabiliai. Ir grįžtam atgal. Tada kelią lenkiam link savęs ir lenkiamės patys į priekį. Stengiamės kiek įmanoma tiesesnę nugarą, bet pagal galimybės. Ir tada viską pakartojam su kita pusė. Irgi dedam į priekį 90, prasitempiam. Grįžtam atgal, priešingą ranką prie kelio ir su kita atsidarom. Taip, atsisukam ir kelias link savęs, o patys lenkiamės į priekį. Stengiamės pilvą artinti link kojos. Pagal galimybės, ne per skausmą. Ir kylam į viršų. Pratempiam šlaunies keturgalvį raumenį, paimam koją ir kulną link sėdmenų, keliai vienoj linijai, vieną kitą koją. Ir keliam kelią link savęs traukiam. Vieną kitą. Taip, toliau pratempiam tricepsą, tai ranka už galvos. Spaudžiam alkūnę žemyn, kad prasitemptų. Gerai, kitą ranką. Tada sukabinam rankas priešai save tempiamės. Pakeliam į viršų. Ir už nugaros pratempiam gerai krūtinę. Ir tada su įkvėpimu keliam rankas. Ir su iškvėpimu leidžiamės atgal, atpalaiduojam visą kūną. Ir dar kartelį įkvėpiam. Ir iškvėpiam. Ir paskutinį kartą. Ir treniruotė baigta. Ačiū.